Klausau? Labą dieną. Labą dieną. Gerbiamą Juozą Bogdanovičių norėčiau. Aš klausau. Jūs patrūklė Linas Gudzinskas. Taip, klausau aš jūsų. Esu gavęs jūsų nutarimus. Sausio mėnesio nutarimas, sausio 19 dienos. Jūs ten rašot, kad yra pateikti jums daiktiniai įrodymai. Tik tai pirkimo pardavimo sutartys ir skelbimai dienraštyje Lietuvos rytas. Gerbiamas Linai Gudzinskai, trumpai sakyti, ką norėjot? Aš turėjau, kodėl jūs netgi savo nutartyse vengiate minėti tuos valstybinių įstaigų pateiktus jums daiktinius faktinius įrodymus, kurie neigia mano kaltę šioje byloje. Aš kiek žinau, jūs turite atvykti tardymą, pirmiausia, nuo to pradėkim. Gerbiamas prokurorė. Atvykite, aš jums galiu garantuoti, kad nieks jūsų neįsilaikinės, nesuminės ir duosit parodymus smulkiai. Aš tos bylos smulkiai, ten, sakykime, visų bylų aš nežinau ir man nedėtų žinot, o tik tai jau jūsų pavadę tikrai žinau. Atvykit kaip garbingas pilietis, duosit parodymus ir paskui nieks jūsų čia nieka užtarinės, nesulinės, aš jums tą galiu garantuoti. Gerbiamas prokurorė, aš manau, kad byloje, kuri vedama už pinigus, sulaikinėti, uždarinėti žmogų, tai jau būtų iš prokuroro pusės negarbinga. Aš ne todėl pas jūs nevažiuoju, kad aš bijau, kad jūs mane sulaikysit. Aš ne kartą teistas, aš tikrai nebijau, kad sulaikysit, uždarysit ar dar ką nors padarysit. Bet esmė yra tai, kad aš su Justeika šitos bylos organizatorium buvau susitikęs ir aš jums galiu net datą konkrečiai nurodyti. Vat iš šito savo telefono numeriu, būdamas šalia Justeikos, skambinau šitam, reiškia, Dinaito direktoriui. Jis tuo metu buvo čia. Klausykit, dabar jūs man pasakot, kur skambinat kažkada, tai aš jums dar kad sakau, jūs privalote atvykti. Aš tik sakau, kaip prokuroras, aš jums garantuoju, sakykim, kad jums jokia kardo priemonė nebus skirta, tai jūs atvykit normaliai, kaip garbingas žmogus, pas tyrėją, duosit parodymus, turite teisę, kaip sako, gintis, kiekvienas žmogus turi teisę į gynybą, o dabar skambinėjat vyriausiam prokurorui, visokiais varpais skambinėja, suprantat, iš kažkokia pasislėpęs. Aš dabar dar net nežinau, kad aš čia su jumis kalbuosi, tai pasakysiu. Gerbiamas prokurorė. Tai va, kalbėkim iš esmės. Pats parašėt prašymą, kad norite atvykti ir pas teisėją būti apklausiamas. Tai va, prašau, atvykit pas teisėją, apklausim pas teisėją, jeigu norit pas teisėją. Ir baigiam tos ir priimam tos sprendimus toj byloj. Ir viskas. Klausykit, garso vaizdo įrašai bus daromi. Pirmiausia, tu atvykit, duokit parodymus. Gerbiamas prokurorė, aš tik noriu paklausti jūsų, jeigu garso vaizdo įrašai nebus daromi, aš jums paduosiu tuos parodymus, bet per respublikinę spaudą. Pykit, nepykit, aš žinau, kad pas jūs asmeniškai su respublikinė spauda. Palauk. Aš pas teisėją, dabar aš negaliu pasakyti, nes teismas leis filmuoti, fotografuoti, nes čia yra teismo reikalas, vienas dalykas. Aš tą dalyką negaliu prižadėti dabar jums, bet jeigu jūs atvyksit, jeigu labai pageidausit, kad būtų apklausimas prie vaizdo ir prie garso įrašų, galimės padaryti prie vaizdo matomą ir prie garso. Taip, dabar kitas yra prašymas, nes jums tas prašymas ir raštu yra pateikta. Ar bus iškviesta į akistatą tie mano nurodyti asmenys šioje byloje? Tai dabar klausykit jūs manęs dabar. Kaip galima daryti akistatą, aš jau dabar per daug irgi čia galbūt kalbu, žinau, kad jūs anoj pusė mane rašot. Kaip galima dabar, sakykim, daryti akistatą? Kada darom akistatą? Kada yra prieštaravimai tarp parodymų, taip? Palaukit. Kokie dabar yra prieštaravimai su Gudzinsku, kai jis dar niekad neapklaustas? Gerbėmieji, aš jums tos prieštaravimus esu nurodęs 20 kartų savo skunduose. Aš jums dar kartą sakau, atvykite į tardymą. Tai palaukit, nėra prasmės to tardymo. Ir tam tardymui dar kartą pasakysiu, ne jūs vadovaujate, o vadovauja prokuroras. Klausykit. Nes taip rašo įstatymė. Įstatymas numato, kad prokuroras yra lygiai tas pats žmogus, tik tai atliekantis tam tikras valstybės jam įpareigotas, sakykime, procesas. Pagal BPK taisyklės, grubiai tarkim, taip, ne? Bet jūs iš esmės reiškia, jūs net dabar nenorit manęs klausytis, kai jūs manęs nepasiekėt, o tuo metu, kai jau aš pas jūs būsiu, aš iš viso žodžio neturėsiu. Ir aš turėsiu sėdėti ir klausytis, koks aš nusikaltęs. Klausykit, jūs jau pusę metų vos ne po dieną po skundą rašot, o atvykt netvykstat.
tai aš dar po 20 skundų į savaitę ant jūsų rašysiu, bet aš rašinėt... Rašykit, o mes jų nenagrinėsim, kadangi aš net nežinau jūsų, ar čia jūs tos skundus rašot, gal Jonas rašo kažkoks iš kaimo, aš nežinau, suprantat, turite atvykę kaip pilietis, parodyti savo pasą, va, čia aš esu Linas Gudzinskas, va, čia mano yra parodymai, va, mano čia yra dokumentai, taip, viskas tvarkoja. Dabar pasislėpęs pasakėt slaptosios nuo tardymo, o rašinės skundus jūs kabinėt. Pala, atsiprašau, tai jeigu jūs jau skaitot, kad aš čia kažkoks tai Petras iš kaimo, tai kodėl jūs priimat tuos vat, visiškai bezdaliukus tokius skelbimas dienraštį Lietuvos rytą, kaip čia neva mano tik pateiktas daiktinis įrodymas, o kodėl jūs neprijungėt prie bylos ir nevardėt savo nutarimų tų valstybinių įstaigų išduotų pažymų, kad mokesčių inspekcijai neskolingas, sodrai neskolingas, juridinių asmenų registro išrašo, o jūs minit tik tai tokius... Kas reikalinga, tas bus įdėta į bylą, Gudzinskai, dėl to neperkrinkit. Jūs galvojat kažkoks tai tardymui, čia labai įdomus Gudzinskas, būtent ant jo kažkas tai užsisėdo ir nori kažkaip tai Gudzinskui kažką tai pakenkti. Bet tai būtent yra. Tardytojas ir prokuroras turi pareigą tą išsiaiškinti, ištirti. Tai vat jisai tą dalyką turės, kas reikia liesviruo kaip įrodymas. Arba jūsų pusė, ar pusė, sakykime, bus įdėta į bylą. Privalu įdėta. Taip, ar tai bus įdėta, ar jau įdėta. Jeigu būtų tie daiktiniai įrodymai jau įdėta, tai nebūtų pagrindo man skirti kažkokias procesinės prievartos priemonės. Nebūtų, jūs klausykit, ne tą iš kaimo pasigavot ir ne ant to tą bylą. Klausykit, tai dabar tarkimės kaip vyras su vyru. Atėnat į tardymą ar netėnat, nes aš daugiau neturiu čia kalbėti apie ką. Aš pasakyti teisminio tyrimo teisėje. Dar kartą klausiu, ar ateinat? Klausykit, Guzas man pasakojo įvairių dalykų apie jūs. Nublemba, bet nesitikėjau, kad čia tokių, kad visa tai yra teisybė. Guzas. Labai geras jūsų asmeninis draugas. Taip, mano asmeninis draugas Gudzinskas, jo? Kaip ir jūs dabar. Vidmantas. Labai geras daras. Jo. Tai va dabar taip tarkimės, jeigu ar jūs ateinat netien, nes mes atrodo atsakymas jums yra duotas, jūs turite galite net ir laiką, pas pasirinką, na, iš to neatvykti. Ir pas teisėją galėsite apsiklausti ir nieks jūsų nesulaikinės, nesuiminės. Reikalingas tardymui, matai, suimtas Gudzinskas. Gerbiamas prokurorė, trumpai, iš esmės yra, jūs pagal BPK nuostatas turite atsiųsti man pranešimą, kada pasikeiteisminio tyrimo teisėje bus vykdoma apklausa. Gausit, man atrodo, išsiųstas yra, gausit. Ir kitas yra, šiame reiškia, jūsų pranešime turi būti nurodyta, ar bus daroma vaizdo garsų įrašas ir reiškia, tai yra nutarimų, ar tai jūs atmetėt mano prašymą ar ne. Nes tą nutarimą, jeigu jūs atmetėt, kad jūs nedarysit vaizdo garsų įrašą, aš įskūsiu, aš iki įrašo darimo eisiu. Ir po to, po šitų mano visų parodymų, aš prašysiu, kad mano parodymus prijungtumėt prie tos bylos, kur Vilniaus apygardos prokuratūra. Man, aš liaudiškai pasakysiu, aš teistas žmogus, man padlu eiti ir juos skūsti į apygardos prokuratūrą ir pasakot, kad per 9 kartus aš 400 000 litų paėmęs iš Danaitų nuvežiau šitiem, reiškia, mokesčių inspekcijos inspektoriam ir tiem visiems pidarašiukam. Po to, reiškia, kai aš jau su jais susipykau, jie visi susidraugavę, pradėjo ant manęs bylą skurpti. Ir čia ne pirma byla, ir jau čia yra 3 byla, kurią man reikės... Tai valio, tai Gudzinskai, bet ką jūs man šneka čia, turi atsigulti bylą, parodymus, jau, kaip sako, tai aš ir noriu, kad, reiškia, nebūtų iškreipti tie parodymai, nes anksčiau aš padariau klaidą, nuėjau, daviau parodymus, bet niekas jų neįrašinėjo. Ir paskui gavosi, kad aš tų parodymų nedaviau. Ir aš dabar noriu nedaryti tos klaidos, ateiti, vaizdo garsų įrašą, kad mano žodžiai nebūtų pakeisti. Jeigu reiks šitą ir padarys tos ir garso įrašus, jeigu reikės, o bet kokį protokolą, jeigu rašo pats, atsakot, teisas, aš tikrai nežinau, ar jūs teisas, neteisas, turėsit teisę paskaityti, ką pasakė Linas Gudzinskas. Norit papildyti protokolą, dar papildot protokolą. Ir tada darėsit ir pastabas, galite rašinėti, ką norit rašinėti, ir ateit galite su advokatu, jeigu norit, jeigu nenorit vienas, kaip norit, jūsų valia. Klausykit, jeigu mano valia aš naudojuosi BPK nuostatom, 58 straipsnis numato, kad aš galiu, reiškia, pas jūs prašyti vaizdo garsų įrašus daryti. Aš to prašau. Jūs pagal įstatymą, aš BPK turbūt žinau tiek pat, kiek jūs. Gerai, galės įrašyti, Gudzinskai, ar čia problema padaryti šiais laikais garsų ir vaizdo įrašų? Labai prašau. Bet aš dabar negaliu pasakyti, kadangi reikia su teismu įdėlinti, jeigu pas teisėją norit būti apklausiamas, tai teismas, jeigu tą dalyką turės, taikys, tai valio. Jeigu techninių galimybių neturės, aš savo atvešiu. Filmavimo kamerą. Dabar aš galiu, man atrodo, gal ir turės, galų galiai iš policijos pasiskolinti, jeigu čia taip reikia, gal ir teismas turi, man tėvai turėtų turėti teismas. Tik aš tiek, kad aš negaliu pažadėti to, ko aš dabar nežinau. Gal neturės net ir kokio nors vaizdo įrašo, nežinau.
Aš galiu ir su savim filmavimo kamerą atvešiu, jums paskui. Galėsit, jeigu teisėjas leis, galite su savo kamerą filmuoti ir pridėti prie bylos tą vaizdo įrašą viską. Ir patikėkit manim, ne kažkokiem tai tenais Pusinui, ten kokie ten tartai, asmeniniai santykiai rūpi su Gudinsku. Klausykit, jau dėl Jančiūtės, tai jūs bent jau būkit pats savo garbingas ir dėl Jančiūtės jūs patylėkit, nes aš su Justeika susitinku mieste, mes su juo apsižodžiaujam ir aš jau skambinu mamai, sakau, arba lauk paskambint, sakau, tą kurvą iš Kauno, arba jau tau skambino, tai mama juokėsi, sako, jau jis skambino, arba net neskambino, atvažiuoja. Gerai, Gudinskai, neturiu, kad aš tiek daug laiko diskutuoti, jeigu jūs atvyksit, sakau, tai galite pasakyti, ant kurio valandų ten turiu pranešti, kada atvykti, o dėl įrašo vaizdo, tai čia tikrai susitarsit ir tikrai, jeigu reikės, įrašys. O aš tik tai galiu garantuoti, kad nieks Gudinsko nesulaikinės, nesuminės ir nieko ten krūmuose sėdėt pasislėpus. Klausykit, aš nebijau sulaikymo, aš noriu, kad tie žmonės, kurie mano atžvilgiu inicijuoja ikiteisminį tyrimą, kad tuo pačiu pagaliu antrų galų ir gautų. Aš neįsiu skusti jų atskirai kažkokioj byloje ar į generalinę prokuratūrą. Aš šitoj byloj, jūs ant manęs inicijuojat, prašau, jūs šitoj byloj ir gaukit tuos parodymus, ką jūs norit nuslėpti. Jie mane spaudžia, kad aš, Dieve mano, pabėgčiau iš Lietuvos, nes man buvo Dinaito net pasiūlyta, pizdink tu į Permę, pasitenę į gimtinę, ten pas kažkokį tai ūkininką pagyvensi, nes čia ant tiek jie apsikurvinė yra. Tai aš dabar čia, reiškia, šitam pačiam ikiteisminiam tai va, tai ateikit į tardymą, duosit visus apie savo ten tos, ką žinot, ką nežinot. Kaip sako, taigi nemaži vaikai, klausykit, ateinat apsiklausėt ir tam tardymui bus lengviau. Ir jeigu ten nėra įrodymo, ten nėra jokios sudėties nusikaltimo, nutraukia bylą ir atėjo viso geriausio Gudinskai. Tai pala, aš dar kartą sakau, man, kad aš gausiu pranešimą, kad bus pasikeiteisminė tyrimo apklausa ir kad ten bus daroma garso vaizdo įrašai, kurie paskui, kurių padarytų įrašų pagrindų, jiem turės būti atnaujinta baudžiamoji byla Vilniaus apygardos prokuratūrai ir šitiem Justeikai, kaip buvusiem FNTT pareigūnui ir dabartiniam Vilniaus apskrities mokesčių inspekcijos PVM kontrolės ten tai Rasai Mačioliniai, kurie yra iš tikro, jie klastojo ir dabar dar po šiai dienai klastojo. Gudinskai, klausykit, aš už tą Vilniaus apygardos bylą aš neatsakau ir aš nenoriu apie kitą bylą kalbėti, kadangi tai, kaip sakyti, jau ne mano kompetencijos ribose. O dėl vaizdo garso įrašo aš pasakysiu, jeigu jūs tikrai atvykstat, pasakysiu, tikrai suras prokuroras ir vaizdo įrašų, ir garso įrašai paprašys pas teisėją, kad leistų įrašyti. Tai aš laukiu oficialaus pranešimo, kad aš būsiu apklausimas pasikeiteisminio tyrimo teisėje ir ten bus daroma vaizdo bei garso įrašas. Viskas. Ir aš tą dieną atvažiuoju ir duodu parodymą. Aš pasakysiu dar prokurorui Puzinui, bet tik tai aišku, kad turbūt neįmanoma niekur jums priskambinti. Jis turėjo būti parašęs, man atrodo, kad kada ten jis sutarė su teisėju ir tikrai paprašysiu Puzino, tikrai suras vaizdo garso įrašą, tikrai galėsit būti filmuojamas, jeigu teisėjas, sakysim, leis. Nes jau kitam pastate jau aš nesu šeimininkas. Bet man atrodo leis. Bet jeigu neleis, aš reiškia teismo pirmininkui turėsiu skųsto ikiteisminio tyrimo teisėjo. Leis, man atrodo leis. Čia nebėda, kad čia tą įrašą leis. Čia man atrodo tiek, kad aš kaip aš asmo negaliu garantuoti teisme, ar ten jie sprendžia, sakykime, ar leisti rašyti, ar neleisti rašyti. Taip, kad ten yra teisme, jau teismas, teisėjas su šeimininkas. Bet man atrodo, kad leis. Tai va. Viskas, aš laukiu jūsų oficialaus pranešimo. Gerai, tvarkoj, apsiklauskite, sakau, bendrautumėt, jau senai būtų tie reikalai, ko gero, įspręsti dar jūsų, ko gero, naudai, kiek aš ten žinau apie tą bylą, bet tiesiai šviesiai prokuroras sako, kaip sako, aš galiu dabar bylą nutraukti, aiškiai, sako, net žmogus net klaustas, na? Tai palaukit, o jums dokumentai, tai dar kartą sakau, ne mano, Pisiulkos, ne mano suklastoti kažkokią tai atgalinę datarkas, o valstybinių įstaigų išduoti dokumentai. Nežinau, Gudinskai, tai ateikit, jūs paaiškinkit, tam tardytoj prokurorui, paaiškinkit, kokios ten Pisiulkos, kokios apie jūs kalba, kokie ten dokumentai yra. Ašgi, tai dabar jums nepasakysiu per telefoną, aš nežinau, kokie ten dokumentai. Reik matyti, panosim, kaip sako, kokie ten dokumentai, kas ten dokumentai, ar tai dokumentai, ar ten šiaip kokie juodrašiai, ką žinau. Tai palaukit, kokie juodrašiai, tai jūs minit savo nutartį juodraščius, akcijų pirkimų pardavimų sutartis, skelbimus, dienraštį, valstybinių įstaigų išduoti. Nešnekėkim dabar apie smulkę kiekvieną papiriuką, gal jūs turit laiko, aš tikrai neturiu kada laiko. Sutarėme, jau atrodo mes abudu, kad jūs atvykstat, o dėl įrašo tikrai pasakysiu prokurorui, kad bus įrašinėjimas. Ir viskas. Nu, ir greičiau, to geriau, man atrodo. Gerai, laukiu oficialaus pranešimo. Jo, o dėl kardomos aš visai galiu pasakyti, kad nereikalingas Gudinskas, kad kažkur būtų sulaikytas, kad sėdėtų suimtas. Kodėl šitaip nori, reiškia, Puzinas man tą psichę ekspertizę paskirti? Ateisit pas tą patį
antipulsinė pusės ir tikrai yra kompetitingas prokuroras tos reikalus spręsti ir tikrai išspręsti tos klausimus. Nes, reiškia, ir 209 VPK straipsnis nurodo, prokuroras pripažinęs būtinumą skirti ekspertizę, raštu apie tai praneša įtarimai. Bet jokio pranešimo nesugavęs, jokios nutartys. Tai vat atvyksit į apklausą, jeigu matos, jeigu Budzinskas nekelia jokių, kaip sakyti, jokių abejonių, niekas ten jokių ekspertizijų, niekas nieko nedarys. Dar kad sakau. Viskas, Budzinskai tai laukia atvykstant ir daugiau nebaikim tą šneką ir greičiau priimkim sprendimus ir viskas. Gerai, laukiu oficialaus pranešimų. Dėkoju, viso geriausio.